Vaiko gimimas prilygsta stebuklui, tačiau kartais tą magišką akimirką aukštyn kojom apverčia per anksti į pasaulį pasibeldęs mažylis. Nežinia, baimė ir šokas nubloškia gražias emocijas į šalį. Daugiau kaip prieš 10 metį susidūrusi su priešlaikiniu gimdymu ir įveikusi sudėtingą kelią, Asta su bendramintėmis nusprendė sukurti bendruomenę to paties likimo tėvams. Neišnešiotukas atsirado pakankamai seniai jau, galima sakyti, prieš 15 metų, kai gimė man dukra, anksčiau laiko, ir tuo metu tiesiog nebuvo bendruomenės, nebuvo informacijos internete. Tuo metu dar atsiradinėjo kaip tik socialiniai tinklai, tai buvo pati pradžia ir labai trūko tos informacijos. Ir kažkaip laikui bėgant, ilgai prabuvus ligoninėje, 107 dienas, aš jau apsipratau, kažkaip ten ir kitom mamom norėjosi pagelbėti. Tai grįžus namo visada kirbėjo ta mintis, kad galbūt reikėtų bendruomenę pakurti. Tai atsirado bendraminčių ir draugė mes įkūrėm Neišnešiotų naujagimių asociaciją Neišnešiotukas 2012 metais. Tai daug laiko nutekėjo, tai iš tiesų tai yra bendruomenė ir bendruomenė, kurie vienyje visus neišnešiotus naujagimius, kurie gimė anksčiau laiko, jų šeimas, gydytojus, geranorius, savanorius, geradarius, rėmėjus, žodžiu, politikus, mokslininkus, tikrai daug yra žmonių, nes per tos 10-11 metų mes iš tiesų padarėm didelį darbą. Mes ne tik pakeitėm patį požiūrį į neišnešiotus naujagimius, nes jie yra nematomi. Labai buvo baisu tai daryti, rodyti savo istorijas, kalbėti ir gal bijojom irgi patys. Jaudinomės, kad atskleisim savo širdį, atiduosim ir kaip iš tiesų visą tai parodė žiniasklaida, bet viskas vyko tiesiog nuostabiai ir buvo didžiulis palaikymas. Tai mes ne tik išauginom tą didelę bendruomenę, bet apjungiam tiek inovacijom, tiek tokiam bendram ėjimui į priekį sistemos kūrimui Lietuvoje. Esame ir dalis taipogi to visos advokacijos stiprios. Tai iš tiesų nuostabu tiek, kiek padarėm ir kiek dar galim padaryti. Mūsų organizacija Neišnešiotukas susikūrė jau dabar gerokai prieš 11 metų. Tai yra tokios pačios mamos, kurios pasigimdė vaikelius, kurios gulėjo vienam vadinamam poste, pasigėdo tos pagalbos, bendruomenės pagalbos. Ir buvo tiek drąsios, kad galėtų įkurti tokią asociaciją ir padėti kitoms mamoms jaustis stipriau ir tvirčiau. Kai gimė mano Rūta, organizacija tikrai turėjo dar, kaip sakyti, to žengė pirmosius žingsnius ir jiems buvo sudėtinga toms mamoms atrasti ir padėti visuomeniai suprasti, kasgi čia vyksta, kas su tais naujagimiais yra blogai ir kodėl jiems reikia padėti. Bet vis garsiau kalbėdami mes pasiekėme tokį laipsnį galbūt, ar ne, tokį žinomumą, kad štai asociacija Neišnešiotukas veikia visoje Lietuvoje ir dirba visose 5 ligoninėse, kur gimsta patys mažiausi kūdikėliai. Mes bendradarbiavome tiek su tėvais ir šeimomis, teikiame jiems psichologinę pagalbą, esame įkūrę pagalbos liniją, kurią gali pasiskambinti tėvai ir pasikalbėti su apmokytų savanoriu. Mes esame įdiegę tokią apmokytų savanorių komandą, su kuriais keliaujame kartu į ligoninės ir popiečio arbatėlėje su mamom kalbamės apie tai, kas laukia. Esmė yra ta, kad nepaneigti tikriausiai diagnozių mes ateinam. Mes ateinam pabūti su šeima, suprasti ją, pajausti, kokiam jinai kely yra ir jai padėti, parodyti vilties kelią. Nes kas bus, viskas tavo. Ir jeigu dovanota vienam daugiau, katram kitam šiek tiek pritrūko, tai nereiškia, kad tavo vaikas yra kažkoks netoks. Arba, tarkime, tu esi kaip mama, nepadariusi kažko. Nes paprastai tai yra pačios geriausios, atsakingiausios mamos, patys nuostabiausi vaikai. Ir neišnešiotukų apskritai pakeitė pasaulį iš esmės. Be neišnešiotukų mūsų pasaulis būtų visiškai kitoks. Didžiausi, garsiausi žmonės, kurie pakeitė šį pasaulį, Einšteinas, Čerčilis, Tomas Edisonas ir daugybė jų kitų, jie visi yra neišnešioti naujagimiai. 350 gramų. Tokio svorio gimusiam vaikeliui Lietuvos medikai padėjo įsikibti į gyvenimą ir užaugti.
Lietuvoje medicina kasdien žengia į vis aukštesnį lygį, laimi daug ypač sudėtingų kovų dėl gyvybių, o anksti gimę kūdikiai turi daugiau šansų išgyventi ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Neišnešiotas naujagimis yra naujagimis, kuris gimęs yra nuo 22 iki 37 savaitės, tai skaitosi neišnešiotas naujagimis. Tai tas laikotarpis pakankamai ilgas, galima sakyti, nuo 5 mėnesio pradžios. Tai iki 22 savaitės naujagimis skaitosi kaip persileidimas, galima taip sakyti. Tai pakankamai skaudus momentas, jeigu yra daugiau negu 21 savaitė ir kelios dienos, tai ta riba yra labai labai kritinė. Tai mes sakom, kad neišnešiotukai jie turi tokius skirtingus etapus. Tai yra ypatingai maži naujagimiai, kurių išgyvenamumas iš tiesų nėra aukštas procentaliai, bet jie turi šansą išgyventi šiais laikais, būtent dėl inovacijų, dėl įrangos inovatyvios, kuri kūriama pasaulyje. Tai vat Lietuvoje turime patį mažiausią neišnešiotą naujagimį, kuris yra gimęs 22 savaitę ir gyvenantis gyvenimą ir svėrė 350 gramų. Tai čia mūsų medicina iš tiesų yra didžiulis pasiekimas ir pasauliniam lygmenį, nes kad vaikučiai jie išgyvena kelis mėnesius ten ar pirmus metus gali būti, bet pakankamai retas toksai atvejis yra. Tai visada mamytės, kurios pagimdo ypač anksti, jos labai gaudosi tų istorijų kaip tokios vilties ir tikėjimo. Paskui yra tie, galima sakyti, truputėlį didesni naujagimiai, o apie kilogramą sveriantis, 1,5, tai tas išgyvenamumas Lietuvoje iš tiesų yra labai nemažas. Mes esam daugiau negu tarp vidutiniokų stiprių išgyvenamumo prasme šitų naujagimių. Ir truputėlį jau tie, kurie virš 30-33 savaitės, kurie gal savo svorių pasiveja greičiau bendraamžius, bet taipogi turi sveikatos įvairiausių iššūkių. Tai medicina iš tiesų turi didelį iššūkį, nes, sakiau, tie vaikučiai išgyvena, bet koks jų pilnavertis gyvenimas toliau bus, priklauso nuo to, kiek mes jį investuosim pačioj pradžioj. Visi tie mili sekundės, miligramai, mililitrai, milicentimetrai, ką kapsi kasdieną ir pakankamai ilgai. Tai tas gyvenimas yra nematomas ir atrodo, kas čia yra, sauskelnės išaugs ir tiek žinių su tais neišnešiotukais. Tačiau ta kelionė gali būti tikrai arba ilgesnė, arba trumpesnė. Tikrai mūsų bendruomenė yra nemažai šeimų, kurie pragyvenę ir 3, 4, 5, 6 mėnesius ligoninėse. Tokie jau, kaip sakyt, antri namai tapę. Bet tikrai labai stiprus tėvai, kuriem tenka tai išgyventi. Tai iš tikrųjų didžiulis pavyzdys to tikėjimo, pasitikėjimo savo vaiku, medicina, savimi, savo nuojautą, savo intuiciją. Žodžiu, tikrai mamos tėvai tokie kaip kariai, atrodo, kartais susistato ir be ašarų daro, ką turi padaryti, bet aišku, tas bendruomeniškumas, kad tu žinai, kad tu esi ne vienas, tas labiausiai palaiko. Apie tai, kaip slysta žemė iš po kojų sužinojus, kad vaikas gims anksčiau, prisimena ir Jolanta, kuri pripažįsta, iki dukros gimimo apie neišnešiotus naujagimius nelabai ką težinojo. Mano pačios istorija yra labai tokia, sakykime, keistoka. Aš jau mama, kuri turėjo ir užaugino 2 sūnus. Jie tikrai yra dideli ir baigė mokslus, ir baigė mokyklas, ir jau, kaip sakyti, savistovi absoliučiai savo kelyje. 8 metus mes laukiam šitos mergaitės. Ir kai netyčia važiuojant pro šoną, tiesiog teko užsukti pas gydytojus, pasitikrinti paskirtų laiku, kad viskas yra gerai, aš išgirdau tokį dalyką, kad gimdyvė, aš nesutapatinau tai su savimi, gimdys šiandien. Ir aš pagalvojau, tu matai, vargšė gimdyvė, kažkokios komplikacijos, gydytojų konsiliumai. Ir kai seselė priėjo prie manęs ir pasakė, kad tai kalba buvo apie mane, man atrodė, kad aš atsidūriau sapne. Tas gražus rudens rytas, ta saulė, niekas nebuvo miela. Buvo visiškai nesuprantama, kaip taip gali būti. Aš, mama, užauginusi ir pagimdžiusi jau 2 vaikelius, aš galiu patirti įvykį, kokį mano vaikas ateina anksčiau, o tai ką tai reiškia? Tai bus be rankyčių, be kojyčių, be pirštų, jam truks kažkokios dalies, o jeigu bus viskas gerai, kas manęs laukia ateityje?
gal bus žmogus rateliuose, galbūt, tarkime, bus su psichinė negalia, galbūt raida bus sutrikusi. Tai buvo košmaras. Tai buvo tai, ko aš neįsivaizdavau savo tobulam gražiam gyvenime. Bet žinant apie tai, kad net 95% tokių įvykių ir tokių gimdymų yra visiškai netikėti, visiškai nelaukiami ir nežinomi, jie tiesiog atsitinka. Bet tuo atveju aš dar nežinojau tokio dalyko. Ir kai gydytoja paklausė, kiekgi tau savaičių? Tas kalendorius, kuriame žymėjausi visas savo savaitės, judesius ir panašius dalykus, vis rodmenis kūdikėlio, jis atrodo išnyko ir aš nežinojau net nuo ko pradėti ir ką gydytojai pasakyti. Uždėti aparatai ant mano pilvo, fiksuojantis vis dar gyvos mergaitės mano kūne judesius, širdies dūžius ir žinojimas, kad tuoj pat skubiai bus vykdoma operacija, kad tuoj pat skubiai bus gelbėjama gyvybė ir nežinia, kas gali būti. Ar mes susitiksime, ar mes apsikabinsime, ar apskritai turėsime kokią nors ateitį. Ta nežinia baisus dalykas. Tai situacija būna tokia, kad anksčiau gimusio kūdikio mama patiria tokius pačius jausmus, kai būtų netekusi kūdikio. Tai yra, tu laukiai normalios nėštumo pabaigos. Nešioji vaikelį pilvelėje, viskas buvo gerai. Ir štai vieną kartą, 1 minutę atsitiko taip, kad tu nebeturi pilvų, bet nebeturi ir kūdikio. Todėl, kad kūdikis, akivaizdu, kad jis išnešamas yra visiškai kita patalpa, jis prijungiamas prie tam tikrų gyvybę palaikančių prietaisų, nes neišnešioti naujagimiai jie nemoka nei kvėpuoti, nei laikyti šilumos, apskritai susiduria su labai daug iššūkių. Ir tu guli viena ir tu supranti, kad tu nieko nežinai ir už nieką nebesi atsakinga. Tie skupūs gydytojų žodžiai, kada jie niekada nieko negali žadėti. Kaip jie gali tau pasakyti, kas bus? Jie gali pasakyti, kad šią akimirką situacija yra stabili. Arba šią akimirką situacija yra tokia, kokia yra. Bet nežinia, niekas nežino, kas bus kitą akimirką. Asociacijai Neišnešiotukas ėmus burti bendruomenę, tėvai noriai jungiasi, tačiau, kaip prisimena Jolanta, iššūkių visgi kilo. Taip, iššūkių buvo, kaip ir kiekvienam kelyje. Ir iššūkių buvo, žinoma, ne iš tėvų pusės, ne šeimos, tikrai jos buvo ištroškusios tokio pačio likimo brolių ir sesių patirties ir pasidalymo. O buvo iššūkis, kalbant su aukščiausiais, ar ne, tikriausia, valdžios asmenimis, su gydytojais. Mes tikrai stengiamės dirbti ne tik, kaip minėjau, su šeimomis, bet ir su gydytojais, su valdžios institucijomis, su verslu, kad jie priimtų ir suprastų tas šeimas, kurios augina neišnešiotukus. Ir buvo situacija tokia, kad stengdamiesi atvežti pačias inovatyviausias, pažangiausias žinias, medicinos priemonės, prietaisus, žinias, dėstytojus, kurie galėtų pasidalinti, tarkime, naujausią metodiką, kaip, tarkime, paimti tą neišnešiotą kūdikėlį, kaip pažinti jo reakcijas. Tai buvo tokių komentarų ir pastabų, kad štai mes dirbam 30 metų ir dabar mamos sugalvojo atvežti mums inovatyvę, pažangę ar nepažangiausią savo srityje profesorę, kuri galėtų parodyti, pamokinti, akivaizdžiai treniruočių būdu parodyti, kaip kitą kūdikėlį paimti ir kaip atpažinti jo kūno judesius, jo kūno kalbą, veido įsitempimą, rankelių įtampą, tarkime, kojelių atsipalaidavimą ir panašų dalyką. Tačiau, kas yra smagiausia, kad žmonės taip, jie sako, pradėsit mus mokinti, bet tik pamatę ir susipažinę su šito metodikom, jie sako, mes tiesiog neįsivaizdavom, tai yra taip nuostabu, vežkite toliau, darykite toliau, kurkime toliau tuos pažangiausius prietaisus, metodikas, vežkime, dalinkime su mūsų Lietuvos medikais, nes mes turime kuo didžiuotis savo puikiais medicinos specialistais. Tai štai buvo įvairiausių dalykų ir informacijos prasme, kai mes ruošiame, nes gydytojai turi savo kalbą apie neišnešiotas naujagimis, tai jie kalba iš tiesų ten tokiom aukštom frazėm ir kartais mamos tikrai daug ko nesupranta, tai štai mes paverčiame gydytojų kalbą į žemišką, motinišką, šeiminę pagalbą, informaciją, kur gali tiesiog mama laisvalaikiu
kiek jinai to laisvalaikio beturi, bet tarkime, gulėdama ligoniai, juk susipažinti, kasgi tas yra neišnešiotas kūdikis, su kuo jisai susiduria, kaip jisai gyvena, kas jo laukia ir panašus dalykai. Mes net esame nupirkę muliažus, tai yra tokius simuliatorius neišnešiotų lėliukų, kuriuos, tarkime, patologinio krizinio nėštumo metu, kai moteriai gresia priešlaikinis gimdymas, psichologija juos naudoja parodyti mamoms, kad jų kūdikėlis yra su rankomis, su kojomis, su nosytė, ausytė, akytėmis, tiesiog labai mažomis, tiesiog tokiamis mažomis, kad neišgazdintų ir neįsigastų mama, kai pagimdo kūdikėlį, kad štai kaip čia dabar taip atrodo tas mano vaikelis. Tai labai labai padeda iš tiesų mamoms ir ta informacija paruošta, ir tie muliažai, ir panašus dalykai. Ir žinoma, ką mes kaip asociacija esame padarę, tai atvežę nuostabų muliažą Paulių medicinos specialistų mokinimui. Tai yra, jeigu tu gali treniruotis ant simuliatoriaus, kaip į nematomą veną įvesti kateterį, kaip surasti kraujagyslę, kaip į skrandį vamzdelį įstatyti, tai ant gyvo vaiko juk nesimokinsi. O tas simuliatorius kainuoja apie virš 80 000 eurų. Ypač svarbu vaidmenį asociacijos Neišnešiotukas veikloje vaidina savanoriai. Savanorystė šioje organizacijoje susideda iš daug skirtingų veiklų. Kaip sako asociacijos atstovė Jolanta, kartais gali būti nelengva, bet patirtis visada teigiama ir padedanti tobulėti. Savanoriai tai yra mūsų antrosios rankos. Tai yra nuostabūs žmonės, kuriems kartais nereikia praeiti tokio pačio kelio, kad suprasti ir atjausti tas šeimas. Nes įprastai šeimos, tai jos užsiima savo vaikeliais, augina, lavina, daug kelio turi praeiti tol, kol tas vaikelis atsistos. Ir tuo tarpu savanoriai mums padeda absoliučiai padaryti viską. Puikiausia talkina mums tiek asistuojant šeimoms, tiek rengiant renginius, tiek darant bet kokias akcijas ir įvairiausius pristatymus. Savanoriai tai yra iš tiesų mūsų galybė, mūsų draugystė, mūsų džiaugsmas ir pasididžiavimas. Mes labai džiaugiamės kiekvieno, kuris ateina, pasisiūlo ir savo darbu padeda asociacijai Neišnešiotukas plėstis, būti geriau žinomai, atlikti geriau savo darbus ir savo užsibrėžtas užduotis. Tiesiog tai vyko spontaniškai, dirbu labai daug valandų darbe ir tiesiog buvau galbūt visiškai kaip pametusi save. Darbas, nieko dėl savęs. Ir visada mane žavėjo ir traukė kažkokia prasminga veikla, nes ir savo gyvenime bent jau aš visada tokios prasmės ieškojau. Ir kartais tam tikri dalykai galbūt darbe ar kažkur kitur tapo jau netokie prasmingi ir toks kažkoks laimės pojūtis buvo prarastas. Taip supranti, kad turi būti kažkaip kitaip. Ir su Asta Razevičienė mes esame draugės, žinojau apie jos veiklą ir tiesiog jinai Facebook'e paskelbė, kad ieško savanorių vienam renginiui. Tai iš karto sužibo akis, tokia kažkokia viltis. Įsižiebė, kad tai man būtų prasminga iš tiesų. Renginių bendruomenės švenčių organizavimas tik viena iš galimybių savanoriauti. Dar viena, nemažiau svarbi savanorystės forma – popietės arbatėlė. Tai veikla, kurios metu savanorės lanko neišnešiotukų mamas ligoninėse, išklauso ir dalinasi savo istorijomis, taip įkvėpdamos stiprybės dar tik kelio pradžioje esantiems tėvams. Bet faktas, kad ne kiekvienas tą gali daryti, nes tai daro mamos, kurios tai praėjusios. Ir todėl, kad jomis labiausiai gali patikėti, kad tai yra įmanoma, neišlipti iš to liūno, tos pelkės, kuri atrodo ten laikas sustoja. Tai turim savanorę, kuri, aišku, patys pirmi kartai yra baisus labai, iš tikrųjų, nes tu tik tai atrodo klausaisi ir verki kartu, tai taip ir atsitiko, kad vis tiek mes apmokam, paruošiam savanorius, ar ne, vis tiek nuvedi, bet vis tiek tai pirmi kartai būna tokie, jie turi iššūkių, nes vis tiek tu atliepia tą pačią istoriją ir tikrai būna savanorės ir kartu paverkiam pradžioj paskui, o paskui jau sekantis kartai būna stipresni. Bet yra savanorių, kurie tiesiog
ateina ir iš karto tu matai, kad jie gali tą daryti ir tęsti tos darbus, ypatingai tas arbatėlės, nes tai atsakomybė didžiulė yra vis tiek, ką įleisti į skyrių ir ką paruošti, nes vis tiek tai yra, kaip sakyti, tas susitikimas prie lovos, jau prie tų inkubatorių, kada mama pamato ir jinai nepasimestų ir kartu negrįžtų į tą, kaip sakyti, depresinę būseną. Tai tikrai yra buvę, kada pačioj pradžioje dar tų pagalbų reikia, einam kartu, bet paskui turime vieną mamą, kuri veda relaksacinės terapijas, vadinasi. Jinai pati yra ankstukės mama ir jinai yra baigusi būtent terapiją ir pati veda jas kiekvieną kartą skyriuje, kartu dalyvauja ir medikai būna, ir ergoterapeutės, ir psichologija kartais būna, ne tik tai pačios mamos, kad jom padėti. Tai atsiliepimai tai yra tiesiog mūsų svajonė. Iš tiesų mes turim didžiulį fainą rezultatą, turime mamas, kurios sustiprėja. Ir pati terapeutė, jinai turi didžiulį grįžtamąjį ryšį ir tai yra, kaip sakyti, ta savigyda pačios, ar ne? Vis tiek, kai tu eini ir savanoriauji, padedi, kalbi su kitom mamom, vyksta savigyda, kaip mes sakom. Tai ne tik tai tiek, kad tu daliniesi ir duodi kažką kitam, bet tu labai duodi savo. Nes aš lygiai taip pat pradžioje eidavau ir kalbėdavau ir labai skaudėdavo man širdį pradžioje, nes tu susitapatini su istorija. Bet ilgainiui tu supranti, kad tu jau perini tą kitą pusę ir tu jau turi kuo dalintis ir ką paimti savo. Tu kiekvieną kartą stiprėji ir tada tas davimas yra didesnis ir platesnis. Ne tik tai tėvam, bet ir medikam. Medikam irgi labai reikia to gero žodžio. Tai mes irgi mokinam iš savanorius, kad kai ateina, tai ir aplankytų medikus ir ten ir apsikabintų ir su slaugytojam ypatingai, kurios dirba tą tylų, kuklų, nebylų darbą su mūsų vaikučiais. Organizavome šią vasarą vieną šventę ir tiesiog mūsų Jolanta sugalvojo pačiam gale šventės, kad aplankysime moteris gulinčias su neišnešiotukais, ten įteiksime jiems dovanėlę ir kartu su mumis buvo 2 neišnešiotukai, tai yra Jolantos dukrytė ir kita jau 18 metų mergina, irgi neišnešiotukė. Ir mes tiesiog įėjusios į palatą pasisveikindavome, ten teikdavome dovanėlę ir pristatydavome, kad štai čia yra 2 neišnešiotukės. Ir buvo labai nuostabu matyti tų mamyčių ir tėvelių akis, kai jie pamatė, kad viskas gali būti gerai. Viena neišnešiotukė yra 10 metų mergaitė, kita 18. Jos yra stiprios, gražios, tvirtos, sveikos. Tai tokia buvo, sakyčiau, gyva prezentacija, nes kartais tų žodžių neužtenka. Ką reiškia, tu negali žadėti, viskas bus gerai. Net sveikam vaikui tu negali žadėti, o čia yra neišnešiotukas, susiduria mamos, tėčiai su didelė baime, nežinomybė. O čia ir irgi net sunku juos paguosti arba atrasti paguodo žodžius. O čia mes atėjome, tiesiog tai taip gana spontaniškai vyko. Ir 2 mergaitės neišnešiotukės. Tai toks gyvas įrodymas, viskas gali būti gerai. Iš tiesų tai labai įdomu, nes atrodo, kiek nedaug reikia žmogui, kad įkvėpti jį tikėjimu. Nes vis tiek, kai tu matai savo vaikutį, kuris yra bejėgis, atrodo, negali jo paimti ant rankų, negali jam pagelbėti. Skauda mamai, skauda tėčiui iš tikrųjų. Ir kur semtis tos stiprybės, ar ne? Nes aš esu viena realiai. Pas mane ateina aplanko, bet aš vis tiek esu viena, aš turiu susitvarkyti. Tai kas labiausiai padeda, tai yra tos istorijos. Ir ypatingai, kada vaikai jau yra vėlesniam amžiuje, jau yra mokykloje, darželyje, jau yra suaugę, šeimuose, santykiuose ir panašiai. Tai iš tiesų mes turime savanorių, kurie atsiveda savo vaikus, jaunimą, kuris ateina ir sakom, žiūrėkit, tikėkit, pasitikėkit ir vieną dieną gali būti, kad tiesiog jūsų vaikas ir nedalyvaus irgi kažkokiose grupėse, bendruomenėse, galės irgi įkvėpti kitus. Tai tiesiog mamos, ta šviesa akise, ta viltis atrodo, dar labiau sustiprina.
Ir atrodo, tiek nedaug reikia, va tik pamatyti rezultatą, kuriam yra 10, kuriam yra 15 ar 20 metų. Ir atrodo, tikrai, va, jis tikrai gali, aš patikėsiu juo iš naujo. Savanorystė šioje neišnešiotais kūdikiais ir jų šeimomis besirūpinančioje organizacijoje tai ne tik galimybė padėti su ankstyvo gimdymo iššūkiais susiduriančioms šeimoms, bet ir prisijungimas prie ypač aktyvios ir altruistiškus žmonės vienijančios bendruomenės. Suteikia labai daug, labai geras emocijas, prasmę, bendraminčių ratą suteikia, nes tikrai yra tiek nuostabios visos moteris, kurios ateina savanoriauti, merginos, du stiprus varikliukai šios organizacijos, tai yra Jolanta ir Asta, kur visada gali iš jų pasisemti idėjų ir jo, tas toksai bendrumo jausmas, tikriausia bendrumo jausmas ir kad mes visos galime dar daugiau ir prasmingiau kažką padaryti. Savanorystė pirmiausia tikriausiai atsiranda tada, kai aš patiriu norą duoti arba ieškau savo genties, savo bendruomenės, su kuria jaučiuosi saugus, man taip atrodo. Ir vat ką pastebiu, kad iš tiesų ateina savanoriai, kurie nori pabūti kartu, nori pabūti to erdvėj, nori realizuoti save, įdarbinti savo protus, įdarbinti savo emocijas, jas labai geras patirti rezultate. Nes iš tiesų savanorystė man yra pradžioje, bent jau kai aš pati kai patyriau vat, ir net tą įvykį savo gyvenime, pradžioje, kai aš daviau, atrodo, vat, ėjau ir daviau ir kalbėjau, man buvo labai sunku. Man buvo taip sunku, kad aš norėjau 1000 kartų mesti visą tai. Nes vėlgi ta tema nėra lengva, tu matai skirtingas situacijas krizinės, mažus vaikučius, kur nežinai, ar jie išgyvens, ir netekčių atvejų, įvairiausių. Ir tikrai buvo labai labai sunku. Bet kai bendruomenių susitikimai būdavo ir pamatydavau tas akis tėvų, mamų, vaikučių, gydytojų, tos vilties akis pilnas ir tokį dėkingumą ir atrodo, kas gali būti geriau ir prasmingiau tavo gyvenime negu tai, ką tu matai.